Esu Elektrėnų savivaldybėje ir kaip šitas kaimas vadinasi? Šeiriškių kaimas. Šeiriškių kaimas. Taip. Ir randamės labai gražioje vietoje, pušynas nuostabus ir labai nuostabi, graži, meniška aplinka, sakyčiau. Gerbiamas Kazimierai, iš kur tokie dalykai? Čia jūs truputį tarpėte, kad labai jau čia. Labą dieną. Tai va. Iš kur dalykai tokie? Iš rankos, truputį galva. Ir viskas. Kazimierai, kuo jūs savo laiku dirbote iki ilgųjų atostogų? Dirbau lentvarų kėlimo fabrike. Šaltkalvių remontininku. Aha. Ir viskas. Bet jaučiasi meniškos sielos, kad gyvena... Taip. Kaip čia pasakius, gimęs čia aš. Čia gimėt? Taip. O šituose namuose. Ne ligoninė, o namuose. Ir augau per pusę. Su dedukais, čia karvės ganydavau, ten dirvonai ir panašiai. O į mokyklą jau į lentvarį. Tai aš per pusę toks. Ir lentvarietis, ir kaimietis. Ir, taip sakant, iš valstiečių ir iš darbininkų. Aha. Nedaugiau. Bet su jumis kalbant, eina šviesa, šiluma. Ar jūs visą gyvenimą toksai? Nežinau. Čia ilga istorija. Praėjo jūsų dama, matau. Taip. Pasakykit, ar tikrai jisai toks? Taip. Va, patvirtina, kad jūs toks šviesus. Jį dar daugiau žino. Ar jį kada nors piktą matėte? Ne. Niekados nematėt. Kaip pasisekė jums? Ko jūs vardu? Labai nepasisekė Nijolė. Nijolė, fantastiška, turite vos ne šventą Kazimierą. Gerbiamas Kazimierai, tie meno kūriniai, kurie ant akmenukų yra ir su metalu susijungia ir taip rišasi viskas į vienas mazgas, iš kur tokie sprendimai pas jūs atsiranda, gimsta, nes, reikia susigalvoti, bet iš kur tos idėjos, mintis? Truputį jausmo. Truputį tokio jausmo. Pavyzdžiui, kas dera prie akmens? Sakysim, medis nelabai dera, labiau dera metalas, pagal mane. Pagal jūs metalas. O pagal ten principus... Pavyzdžiui, koplytstulpiai yra ir to metalo, kryžius ir medis. Kiekvienam skirtingai turbūt. Taip. Va štai. Čia panašiai kažkas. Ten irgi, čia mano tas, kaip sakant, koplytstulpis. O tos kryželius su saulutėm ten jūsų? Čia mano, jūsų rankų? Jo, viskas. Ir tas kryžius ten truputį, galbūt netoks, neoptimistiškas. Ten užrašas yra. Romo. Ne Romo. Homo sapiens. Homo sapiens. Galime pasižiūrėti. Čia nebūtinai. O jūs gal esate, gerbiamas Kazimierai, Tautodailės sąjungos narys? Ne, nesu niekur, aš nesu. O kodėl taip uždarai? Dėl to, kodėl neviešina tokių dalykų? Taip gražu. Kad čia nieko nėra. Tokio, kas verta dėmesio. Čia jau vertas muziejaus rodiklės, kad pas jūs važiuoju. Ecce homo, ecce vita. Štai žmogus, štai gyvenimas. Sakau, kokį aš suprantu. Aha. Homo vita. Ir įrankių. Gal perkrauta. Čia kaip ir koplytėlė. Labai įspūdinga. Va štai saulutė, pačio Kazimiero daryta. Puikiai pritaikėt jūs šitos dalykus. Čia 92 metų. Aha. Bet, mielas Kazimierai, kažkaip net stoju su tais jausmais. Būnant šitoj teritorijai, taip jaučiasi tokia dvasinga, ypač vieta tokia. Kaip dabar madoj sakyti, aura. Aura. Arba, praktiškai man pačiam tai kaip ir įdvasinta. Ta vieta, kur aš būnu, aš įdvasinu savo, be abejo. Kitas gali nejaus svetimas. Bet kiek čia pas mane atvažiuoja, dar nebuvo nieko, jiem čia vieta ta patikdavo. Čia
norėjo pirkti namą ten pas kaimyną. Jis iš Vilniaus. Jis čia pravažiuodavo dviračiu. Ir jis nežinojo čia dar nieko. Sako, aš kai į šitą vietą pravažiuoju, man kažkaip čia kitaip. Rezonuojasi kažkas. Rezonuoja, jo. Ir jis ten norėjo namą pirkti, netoli va ten, už kalno, kaimynas. Tai va, bet jam nepasisekė. Nepasisekė dėl ko? Nu, nesusitarė matyti dėl pinigų. Kainos. Taip ir liko nenupirktas. Dar aš turiu parkelį ten tokį dar. Žinokite, dabar jau prisišnekėti ir veskit. Veskit. Aš mielas Kazimierai, norėjau paklausti jūsų. Aš įtariu, kad jūs esate laimingas žmogus. Ar teisingai įtariu, ar ne? Ar šiek tiek klystu? Nu, galbūt tokia metafizinė prasme taip, bet giluminiai dar paieškų yra kažkokių. Gyvenimo prasme, va to būtinė prasme. Jeigu tai daug darbo, daug reikalų buvo per visą gyvenimą ir nežinau, kaip mano draugas sakydavo, kada tu gyvensi savo. O tai jūs ką, negyvenat savo? Aš tai vad žiūriu, tik savo. O nijolė ar vietos lieka? Lieka. O, tai tada labai laimingas žmogus. Ne, manęs į kadrą nereikia. Gerai, va tik šiek tiek ir viskas nusuku dabar. Išgirdau aš jūs. Tai žodžiu, su ta laimė taip ir yra, ar ne? Nu, čia apie laimę ilgai šnekėti ir sudėtinga. Vat, pavyzdžiui, čia vat mano laimė. Žiūrėkit. Klausimus. Ir skausmas, ir palaima. Ir palaima. Mielas Kazimierai, net stoju. O kodėl truputėlį skauda? Kur ten? Kas yra su to žmogumi? Man visą gyvenimas praeityje kažkokia. Ir skauda. Ir skauda. O ar išeina kažkaip paleisti, kad neskaudėtų per kažkokį kūrybinį darbą, turbūt? Taip, išeina. Ne taip žmogus neatlaikytų. Kada aš pasakiau vienai gydytojai, kad man pastoji galva skauda. Jeigu sako, tau skaudėtų, tai tu jau senai numiręs. O, kaip pagodė. Tai daug kavos gal gerit, kad neskaudėtų galvos? Aš iš vis negeriu. A kiti geria nuo migrenos kavą, už tai ir nustoja skaudėti. Gal man ir migrena, gydytojai nieko negali, čia matyti genai, kadangi pas mamą buvo. Supratau. Bet dabar... Tai žygiuojam toliau tada. Linkiu sveikatos dėl galvos ir ko geriausia. Atrodo, kad mes seniai pažįstami, va toks jausmas. Jaučiuosi kaip vietos gyventos, kaip su jumis pažįstamas labai seniai. Tai labai geras, už tai pažiūrėkit, gerbimi žiūrovai. Ko tik čia Kazimieras nepridaręs. Įsivaizduokit, iš įvairių metalo liekanų sukūrė gražius meniškus dalykus. Galima pamatyti šiokį... Čia yra laikrodis. Laikrodis. Čia turi šviesti saulę. Turbūt tada ir bus aišku, kad laikrodis. Jisai kai vėjas yra, truputį veikia. Jisai linguoja, truputį veikia. Nu va, nereikia. Truputį veikia. Pagal gamtą. Įdomus kaip iš povandeninio laivo toksai periskopas. Štai. Čia taip jau. Kazimieras nuo kažkokio rato turbūt jau nuėmė aikštelės automobilių. Ir pritaiko. Atveža iš Vilniaus ten. Čia turite draugų, kurie atveža kažkokiu tai... Kaip čia giminaitis. Jisai dirbo pedagoginiam. Ir ten, kada jį reformavo, kaip ten... Taip, reformavo. Tai visokių tokių liekanų. Aišku. Tai čia jis daugiausiai iš tų metalų, tai jis čia privežė. Pavyzdžiui, va šitą, tai iš ten. Nes ten išmetė. Supratau. Taigi, čia apie pedagoginį institutą kalbat? Taip. Ir dabar kolegija tapusimi. Taip. Man atrodo, kad jūsų kasdienybėje pedagogas kaip atlieka neegzistuoja. Viską galima... Štai. Aišku, pradėjo ir lietutis mus varyti čia, bet mes nepasiduosim štai. Oho, dabar įdomu, ar... Matote? Štai. Gerbiamas Kazimierai, jeigu jūs neįteisinsite kaip lankomiausios vietos Lietuvoje, tai
būtų liūdna. Su tais spigliukais ir tapo meno kūriniu. Taip, praktiškai. Čia man kažkuo primena Stonehenge, ką žinote? Į ką? Anglijoje yra tokia senovinė vieta Stonehenge. Ai, tokie, kur... Aha, tokie akmenys luitai stovint. Taip, tenai neaiškus, kur amžiaus ir panašiai. Ar tu matęs per televiziją kažkada rodė ir šiaip nuotraukų būna. Tai va tokie dalykai čia. Atrodo, milijonai klausimų sukasi galvoj, kai pirmą kartą esi tokiai vietoje ir pamatęs tokį žmogų įdomų. Ir vienas paskui kitą turbūt būtų. Čia turbūt atskiros laidos reikia atvažiuoti, kada lietus nelys ir panašiai. Labai dėkoju už tą pirmą pradinę pažintį, gerbiamas Kazimierai. Esu sužavėtas tokio įspūdingoje gražioj vietoje tarp pušų ir tikrai esate miško gamtos vaikas. Ir tos jūsų žvalios akys, šypsena tikrai daug ką pasako, kad gyvenimas iš tikrųjų yra gražus, kad ir lyja lietus. Tai jau į parką neįsim. Tai aš tai norėčiau, aš tai nebijau lietaus. Tikrai? Jo. Tai gal mergaitės... Ar jūs bijot lietaus? Yra pas mane skėtis, jau kuo ten. Tai jau, žinokite, esam tegul ir sninga, ir pučia pūga. Šita vieta jau... Bet kiek kartų pravažiuota pro čia ir pasirodo tokia vieta. Ar daug kas žino apie šitą vietą čia? Ne, tik savi. Štai mes dabar žygiuojame į Kazimiero parką. Jisai turi pavadinimą, ar ne parkas? Vaiko parkas. Vaiko parkas? Va. Kodėl vaiko parkas? O čia užrašyti. Paskaityti galima. Dabar aš kūdikiškai senas, bet ir neatsimenu, koks aš buvau vaikas. Vaiko parkas. Kaip nuostabiai parašyta. Iš kur tokie žodžiai gimė? Kodėl vaiko parkas? Tai valdo, tai reiškia plunksna. Truputį, tad mėgėjiškai, grinai mėgėjiškai. Aha. Nu, bet žinote... Kaip čia jos vadina šitą tokius. Bet aš save nelaikau. Nu, kurie... Kazimierai, o jūs eilėraščius rašot, prozą ar poemą, ką daugiau rašot, ar novelės? Ne, tik eilėraščius. Mėgėjiškus. Nu, ar kokį mintinai žinot eilėraštį mėgstamiausią, mylimiausią? Nežinau. Yra pas mane, vat, sakiau šitas. Aš kartais įkeliu, bet, kadangi jie ten skaitau. Gerbiamas Kazimierai, ar galėčiau pasiprašyti save pas jūs į draugus, į socialinį tinklą? Taip, prašom. Ačiū. Prašom. Va, kai sėsi į automobilį ir iškart padarysi. Kaip atrodo. Aiškia, taip. O, mano prošas. O, supratau, labai išlišingas veidas. Vai, gerai. Kažkada aš mokiausi mokykloj tais laikais. Tai buvo tokia lietuvių mokytoja lietuvių kalbos. Ir jinai per lietuvių kalbos pamoką atnešė man Marcinkevičiaus, atrodo, katedrą, padėjo. Ir nieko nesakė. Ir žinojo, kad aš truputį toks. Ir aš tada su Marcinkevičiaus ir susipažinau, ta prasme, kabutėmis. Ne gyvai, o per literatūrą, per jo poeziją, per jo kūrybą. Ir visą gyvenimą jo domėjausi. Knygas pirkau nuo jaunystės. Daug knygų. Pas mane Lentoriai daug knygų, tai praktiškai daugiau niekur ne. Kur einam? Gal einam čia tiesiai. Gerai. Ar prie pušėlių. Einam prie tokią aikštelę. Gerai. Man labai patinka irgi Marcinkevičiaus eilės. Dabar miške esame ir toks eilėraštis iš karto į galvą atėjo. Laukai gražiai sugulę, miškai žaliai sužėlę, baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė,
kiek rovė neišrovė, kiek skynė nenuskynė. Todėl, kad tu šventovė, todėl, kad tu tėvynė, vienų namie mylėta, kitų svetur vadinta, mamos karagėlėta, muziejui pakabinta. Atrodo, kad likščioliai per vėją lietų sniegą visi mes tartum broliai. Po tas karą užmiegam, užmik ir tu motulę, juodų arimų gėlę, vaikai gražiai sugulę, rūgiai žaliai sužėlę. O čia dar nuostabesnis darbas. Vienas už kitą yra nuostabus. Čia gamtos darbas. Čia gamtos darbas. Čia buvo kriaušė. Gerbiamieji žiūrovai. Ir buvo čia. Net nesinorėjusi ant šito kilimo lipti. Vau, vau. Kaip jūs gražiai išsaugojote šitą. Čia kažkokia energetika eina dabar gera. Čia tokia... Kaip šventavietė. Va tai kaip... Ai, tiek to. Jo. Nu, žinokite, keletą tokių įdomių žmonių atvešiu jums, susipažinti prieš tai pranešdamas jums. Dabar 2 savaitės būsim Lentvary, nes... Ne dabar taip greitai. Gal pavasarį, gal vasarą. Nes neskubinam, tegul eina per harmoniją, viskas natūraliai. Ačiū labai. Gerbiamas Kazimierai, apie ką yra eilėraščiai, kuriuos jūs rašote? Kokia tematika dažniausiai? Nu, kaip čia, kažkada kažkas pavadino, kad jie kaip ir iš širdies, arba, būtent, kad rašau širdimi. Jausmingi? Nu, taip, vat. Bet... Kokių žodžių? Bet dažnai, nu, vis tiek, kažką tai turiu pasakyti. Ir rašau, arba kartais eidavau pas draugą, pas draugus. Tada, kada man atsirasdavo, ką aš turiu pasakyti. Ne tai, kad tik nueiti taip, bet aš nuėjęs pasakau tai, kas man ne jie pribrendo. Kas ant dūšios, kaip sakoma. Taip. Nu ir ne tik ant dūšios, ten ir, sakysim. Susikaupia kokios tai mintis. Taip, ir apie gyvenimą, galų galę ten yra. Apie politiką. O ne šitaip. Nu, toks mėgėjas. Nesvarbu, mėgėjas ar ne, bet vis tiek svarbu, kad... Nu, kai buvo seniau, kai sakydavo, papolitikavom virtuvėje. Vyrų kalbos virtuvėje. Virtuvėje, taip. O šiaip kaip žiūrite į pačią apskritai politiką? Nebūtinai ar anksčiau, ar dabar, tiesiog apskritai. Oi, geriau nežiūrėti. Labai puikus atsakymas. 10 balų. Geriau neminėti. O ar šiaip randate laiko išvažiuoti iš savo gražios vietos, kažkur praleisti kitur, na, kaip spektaklį, tarkime, koncertai, ar prie jūros, ar tiesiog jau viskas čia yra jaugę ir toli nesitraukit? Šiaip tai aš jaunystėje dar kažkur tai grįžęs iš armijos, tai nusipirkau Javą. Java tai motociklas, kas nežinote. Dabartiniai kartai sako, kurie žiūri. Jis dar veikiantis, nors jis 59 metų. O, tai čia tą kelias miško gal pasivažinėt kartais? Ne. Tai važinėdavau po Lietuvą būtinai per atostogas. Nu, ir artimai per Latvijos kraštą, per Belarusijos kraštą. O dabar tai dažniausiai beveik kas vasarą į Palangą važiuodavom. Nu, ten
vėlgi iš pedagoginio gaudavo namukai, ten yra namukai tokie, šitą Poilsio, toliau truputį. poilsio tas vietas. Šventoji? Ne, o tarp. Nijolė, kaip tas, Nijolė, kur mes būnam atostogose su kęstutiu? Kunigiškės. Ai? Kunigiškės. Kunigiškės. Kunigiškės, va. Kunigiškės. Tai ten. O šiaip tai dabar, matot, į senatvę keičiasi, nu, tokie poreikiai. Taip. Keičiasi, nu, tiesiog jau, nu, kaip ir aplankyta daug kur buvo galima. Tai kažkaip jau, nu, Sėslesni dabar jau tampate. Ribojasi. Norai. Tai taip pat ir gyvenu. Nu, tai ir gerai. O noriu paklausti, ar palikonių turite? Na, palikonių neturiu, šeimos neturėjau. Neturiu, tik tai va turiu draugę. Draugė, nuostabi draugė, kuri supranta, jūs Taip, matau. kuris 30 metų stažas, tai atlyginimą reikia mokėti jau laikas. Tai va tokie dalykai. Šiaip tai, na, domėjausi aš kažkada truputį ir filosofiją, ir per tai priejau prie teologijos, netgi mokiausi. Nu, čia tarp kitko, ne šitą pogrindžio seminariją, bet, nu, taip išėjo, kad nebaigiau, nutariau, kad Kitur specializuositės. kad nelabai. Supratau. Tai jūs gan... Tai čia iš čia tokie, galbūt netgi yra tokie kūrybiniai, nors su kabutėse, bet neatsiranda. Bet norėjau paklausti, kas jūs netraukia čia išvažiuoti, jūs sakėte, čia gimėt, augote, turbūt ir suaugote su tėvų auklėjimu, su gamta. Taip, su gamta. Tėtis, kas jis buvo? Papasakokite apie tėtį. Paprastas darbininkas, dirbo iš pradžių Kur dirbo? Kaitros gamyklą. Lentvario. Aha. O ko užsiėmė? Jis dirbo paprastų krovėjų. Bet, vat aš prisimenu, būdamas mažas, visai dar turbūt, jis mane nešė ant rankų, o taip nešė ant rankų, iškrito laikraštis turbūt draugės jūsų. Kolegė. Taip, kolegės. Ir jisai vat rodydavo. Vat sako, čia lapūkas, sako, čia žolytė kažkokia, gėlytė nuskina man. Ir aš tik šitą atsimenu. Ir va šitoj vietoj. Nu, ant rankų jis mane nešė. Tokie paprasti žodžiai ir tai paveikė vaiką. Taip. Ir galbūt iš čia, vat, ir taip, nu ką... Koks gražus auklėjimas. Taip. Tas jis buvo toks, nu, irgi užsidaręs žmogus, nekalbus, bet gamtą mylėjo, labai mylėjo gamtą. O aš būdamas mažas, aš net nenorėdavau eiti per žolę, taikydavau, kad takelių. Kad neužvilti žolytės. Taip, neužlipti. Nu, aš net įkėlęs savo šitą, už tai, kad, nu, toks vat buvau. O šitą, o tai davom su vaikais. Vaikai, putinai, jie turi tokį, čia nulaužė šaką, čia kažkur patraukia, o man supėdavo dušę. O kaip dabar? Ai, dabar. Jau supratot, kad gamta, nu, kaip sakyti, ir žmogus turi būti gamtoj. Tai jis irgi gamta. Žmogus irgi gamta, teisingai. Va, tik tai dabar yra žmogus, kurie perdė. Aš irgi buvau perdėtai tą gamtą, nu, mylėjęs ir panašiai. Aš, nu, ją kaip ir stengiausi dvasinti.
Bet paskui pajutau, kad visgi gamta abejinga žmogui. Ją galima garbinti, ją galima mylėti, bet atsakymą, vat, kad gauti, ką galima gauti iš žmogaus, ne. Ir aš tada truputį, jau perdėtas toks romantizmas buvo. Supratau. Nu, o paskui išsigryninau, esate dalis gamtos irgi. Taip, aš dalis ir mes kaip ir lygus, bet žmogus turi daugiau, jisai turi dvasinių savybių, dvasią turi. Nors teigiama, kad ir medis turi, jis galbūt ir turi, aš nieko prieš, bet jo ta, sąmonė ar tenai dvasia, ta, menkesnė, žymiai. Pagal žmogų menkesnė. Jo, jisgi gamtos karalius. Taip. Matote, štai ir egoizmas išlenda žmonių. Jis įvardintas žmogus, įvardintas taip, kad jis yra gamtos karalius. Aukščiausia žmogus gali... Kategorija ar gali. Taip. Taip, žmogus, matote, ką gali sukurti. Štai, ką jūs sukūrėte, medis nekuriantis yra. Jisai tik tai gal padeda nuo lietaus pasislėpti, nuo saulės karščio. Taip, kaip žmogus įsivaizduoja, be abejo. Tiesiog jo darbas yra augti turbūt ir... Jis auga irgi, taip pagal gamtos dėsnį. Pagal gamtos dėsnį tiesiog jis yra. Taip. Labai įdomus esate žmogus. O žiemą, kaip čia jūs užsninga, kaip čia jūs privažiuojate? Kaip dabar tokios žiemas buvo, tai netgi... Tai čia jums labai gerai. Be problemų. O žiema, man patinka visi metų laikai. Man lietus, nelietus, kiti, žmonės kartais važiuoja. Oi, saulė, tai vėl, saulė negerai, be karšta. Lietus lyja, vėl negerai. Man taip nėra. Žmogui vis negerai. Man gerai taip, kaip yra. Gerbiamas Kazimierai, baigėme šiandien, tik sakau, tą mūsų susipažimo kelionę. O, draugas. Draugas. Ir kuo tu vardu? Kuo tu vardu? Topsiukas. Oi, kokia tu žvaigždė dabar būsi. Taip. Baigiant šios akimirkos pokalbiams ir noriu paklausti, ką palinkėtumėte žiūrintiems šitą reportažą žmonėms, žiūrovams? Su linkėjimais man irgi labai sunku. Tai tada... Už tai, kad aš galiu palinkėti irgi iš širdies. O kad iš širdies, tai reikia laukti, kaip tas ateina. Ir iškart aš galiu formaliai, aišku, laimės linkiu. Kuo daugiau, sėkmės, sveikatos. Čia tokie tradiciniai linkėjimai, bet kartais ateina tokie, asmeniai, tokie autentiški. Tai ir man tas, aš iš vis nelabai mėgstu. Man patiko jūsų tas pasakymas, kad iki sveikinimų reikia kažką išgyventi, priaugti. Labai geras jūsų palinkėjimas. Aš skaitau čia palinkėjimas. Taip. Labai ačiū, kad priėmėte šiltą savo didžiulį miško kiemą į savo tą dvasinį netgi pasaulį, kuris turi ir paslapties, gylio ir sakau, gerbiamas Kazimierai, aš noriu dar kartą čia atvažiuoti pas jūs ir ne kartą. Prašom. Ačiū jums labai ačiū labai. Tai iki pasimatymo, čia su jumis Robertas Šarknickas ir Kazimieras. Taip.